Sveiki visi, grįžtam į eterį. Šį kartą sveikinamės ne iš garažo, iš aikštelės. Turim įrangos, turim žiemą, gilią žiemą. Buvome atvažiavę vieną kartą, turbūt matot, kiek nusikasta buvo. Iškai nefokusuojam. Nusikasim pirmą kartą tokį lopinėlį. Problema tame, kad po apačiu turim ledą. Didesnė problema, kad darom viršaus prisnigo. Tai kaip ir minėjau, turim įrangos. Bandom vėl viską nusikasti. Žiūrėsim, kas gaunasi. Gal pavyks kažkurią dieną išliek truputį pasitreniruoti. Nu va, turim vaizdą po gero pusvalandžio. Vaizdas šiek tiek geresnis. Bet problema yra. Štai. Visur ledas. Po sniegu visa aikštelė ledas. Vietom pavyksta tą ledą atskelt nuo asfalto, kitur nepavyksta. Žiūrim, ką čia mes galim padaryti toliau. Grįžtam į eterį. Techninė druska 25 kg. Nėra kitos išeities. Čia turbūt atsiras komentatorių, sakys durneliai, barsto druską, neturi ką veikti, paskui ant tos druskos važinės. Na, bet čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Kas nori namie sėdėti, sėdi namie šiltai, nieko nedaro. O mes bandom kažką įrodyti. O ar pavyks ar ne, pamatysime toliau. Turbūt, kad susitiksim jau kitam kadre, kai matysim, ar mums pasisekė, ar nepasisekė. Nu ką, atvykome šiais metais pirmą kartą su motociklu į mūsų aikštelę Alytuj. Situacija tokia, nu tokia, pat faina. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Kol kas atsivežėm tik vieną motocikliuką. Rimtesnį palikom garaže, pasiėmėm grūmuką. Čia juodas darbas buvo, kol atsikasėm darė aikštelės, tai žiūrėsim. Sakai, kad pirmas draivas mūsų. Jo, čia mūsų pirmas draivas šiais metais. Čia mano biškai vietos per mažai. Nežinau net iš kur keliat. Va, lygioj vietoj būtum paguldęs. O nupirk naują daiktą, tai laužo. Ai, jisai gal bandys atsistojęs. Aha. Čia blemba gali būti vaizdų. Eik, tu čia reikalų bus ant tokios vietos. Su ilgom važinėja. Čia persivers visai tuoj. O. Eik, tam trečdalis rato. Nesuprantu, kaip vyksta kas. O, skreifas buvo. Stabdžiai nelabai veikia. Rimtiems stabdžių nereikia. Stabdžiai tai prasti. Eik su čia. Nežinau, kaip vyksta kas.
Reikia vietos daugiau. Bet jisai gesta. Jo, reikia gazuoti ir vietos biškį reikia daugiau. Pusę žiemos kasėm tą aikštelę, dabar matai jam vietos per mažai. Su kokiom problemom susiduriam? Nenorėčiau, kad to gazo daugiau būtų. Bet jisai labai gesta. Jo, nu tai matai mažas. Ir stabdžių beveik nėra. Stabdžių beveik nėra. Ai, eik tu naktį, čia sudėtinga. Pavargau. O, nu, čia jau galima užskaityti, kai beveik vieną ratą. Ne taip padariau, bet jau karšta labai. Karšta, laukia -10, jam karšta. Sudėtinga čia. Čia jam nesu triumfu gazuot. Vos ne per priekį. Trūksta vietos. Čia atmazai. Biškiai atsikvėpiam. Wow. Iš karto po žiemos rankas nukirto. Eina savo. Per mažai vietos, ane? Vietos mažai, jo, bandai suktis ir matai, čia vos talpi. Čia Nu, bet- tiesiog atmazai. Bet nieko, biškiai reikia toj pajaustas lapis labai prastas. Čia kai toks suportukas dar biškiai gal kaladėm prasidirbt. Gal kažkas čia bus. Vis tiek šiandien turim porą ratų bent pasisukti. Nes čia kitaip tai tikrai Bet taip, mano labai vieta. geras kontrastas, čia tipo filmuoji, čia aikštelė, viskas čia atrodo beveik pavasaris nukasta. Ir tada va taip. Pusnys, bilia, kokios. Pakas dar pabandysiu kokį bairį pamokinti ir gal tu tada pabandysi. Nu davai. Kokį burnautėlį ar kažką Taip, tą. burnautėlis, tai čia ne bairis. Kažkokį tau sugalvot manevriuką. Nu šitą padarysiu ant šono. Jo, bet reikėtų kažkaip greičiau biškį. Tada pabandysiu kažkokį.
Lemba rankos tai akmeninis. Ir dar sportavom šiandien salėj. Urvas minga dar. O blemba, kaip pusto čia dar. Aik, čia naktį vos nenukritau. Nerandu vietos, kur padėt kojai. Va. Aik. Reik pailsėt. Bet realiai, kai tu guldai ant šono labiau tą mocą bandant burnautint, biškai geriau meta, ne? Bet paskui tik taip vairą ištiesini ir iš karto... Jo, tas jeigu bandau atsisėst, tada mane meta į kitą pusę, tai... Eina savo ir biškai rankas jau pailsint. Blemba, kaip pusto iki savo. Gal man ką nors pabandyt? Jo, jo. Gaziukų? Wow. Tai kaip tu čia su juo gali kažką daryti? Stabdį priekinį. Wow. O dabar tą? Tai bandyk. Blemba, nežinau Tai kaip. vieną koją turi dėti ant ir po biškį atleidinėti stabdį ir vairą sukti ir kada, kad jisai biškį leistų jam važiuoti, bet gazą neatleist pilnai. Bet tai prasme, tarkim, aš susuku. Tai palava, reikia rankinį, ar ne? Ne, prie ko Šitą reikia. Tai tau iš viso stabdžių nereikia, tau tik priekinių stabdžių reikia. Ai, čia. Wow. Šitą iškirpsim. Ir susukt vairą į vieną pusę ir duot gazo ir po biškį stabdį priekinį atleidinėti, bet vis tiek jį laikyti. Nes jeigu tik pilnai atleisi iš karto, tu nulėksi. Nu, aš suprantu. Bandyk. Blemba, čia gali būti blogai. Čia kur mi dar neutralą, rasti yra ką veikti. Turėjai duot... Turėjau stabdį biškį. Čiut atleis, kad mocas važiuotų, tu jisai vietoj. O tai jeigu aš dabar, pavyzdžiui, norėčiau pabandyti vietoj suktis. Nenoriu, tarkim, Nu, važiuoti. tai turi bandyti sukti vairą ir tada... Ir suktis. ir Tai taip man realiai reikia pradėti tiesiog užbėgti ir pradėti suktis po biškį. Bet tada vairą pilnai turi susukti, užrakinti vairą. Pabandyk. Tiesi burnautą, tada susuk vairą. Tiesiog burnautą, tada... Vietoj, tada susuk pilnai vairą ir vieną koją ant žemės tą, į kurią suksis ir tada bandyk burnauti. Gazo. Blemba, baisu. Biški dūmuko buvo ar nebuvo? Įdomu, ko biški. Blemba, biški baisu. Ne, bet kažkaip ta koja spirimas, todėl tas vietų ir nesąmonė. Nes tu turi taip koja kaip su Nu, taip. paspirtuku spirtis, o jeigu čiut atleistum stabdį, tai tiesiog koja vienodai laikytum ir jisai pats ratu važiuotum, o tu su koja tiesiog tik Bet reikia to lygiai laikyti realiai stabdį Ne, turi atleidus. gazuoti, stabdį čiut laikyti, žiūrėti, jeigu jisai per daug bėga, biški prispaust, bet jeigu tu paspausi gazų daugiau neduosi, jisai užges, tai nu čia biški yra reikalų. Blemba su tuo neutralu. Čia reiktų man GoPro užsidėti, biški jokinga būtų. Wow. Žodžiu, turim biškį damidžų. Va. Naujas Black Widow išmetimas. Čia. Čia tai jau gal buvo. Gerai, kad čia niekas neatsitiko.
Sakė, parodysim viską, iš tikrųjų, tai bus, tai rodom. Tai reikėjo GoPro užsidėti, parodyti vaizdų kažkokį. Jo, dar. Tai va, atvarėme į aikštelę dar kartą sekančią dieną. Vakar buvo padaryta nemažai kasiakų. Šiandien iš tų kasiakų mes pasimokysim. O, turim kelių apsaugas, nes vakar buvo nusitarkuoti keliai. Tai šiandien bandysim gražiai, saugiai, tvarkingai. Paulius jau gazuoja. Kažko tas motociklas labai gesta, tai bandėm apsukas kelt, atrodo užkėlėm, bet dabar vėl jisai nedirba. Tai žodžiu, dedamės apsukas ir bandysim kažką padaryti. Nauja diena, nauji triukai. Bandysim mokintis burnautą važiuojant. Nu, čia reikalų yra. Šiaip po vakar gal biškai baisu. Stabdį atleisk. Nu, atleisk. Ir biškį gaziuko duok. Super! Blemba, rankos kaip dreba. Tik su vairu vairuok, Taip, antras kartas. nes tavį ten pradėjau traukti. Papa, bandu. Čia tai nežinau, kas buvo. Tos ankabos nenumeti. Jo, aš ją biškai prilaikau. Tai ne, tu turi, tai jisai ir neturi kaip kastis. Aš žinau, bet man baisu. Ir jeigu jauti, kad sunkiai kasa, duok gaziuko daugiau truputį. Vairas pasisuko. Pasisuk. Dar biškį gazo lengviau kas. Aha. Lengviau kas. Aš jau visa šlapia. Biškį atsipūs. Būtų ant šono blynas buvęs. Neužgesk. Užgesa. Jau man atrodo gana. Blemba, rankas nukirto. O.